Sveiki, gerbėmėjai TV eterio žiūrovai. Šiandien svečiuose vėlgi turime Marijų Čekavičių, ūkininką, žemaituko augintoją. Kadangi nesenai įvyko didžiulis mitingas, ūkininkai streikavo, mes šiandien turim šalia savęs ūkininkas, su kuriuo ir pabendrausim būtent šią temą. Noriu pasakyti taip, kad ūkininkai turbūt Lietuvoje yra vienas iš svarbiausių dalykų, nes žemdirbystė Lietuvoje pati didžiausia pramonė, turbūt kokią mes galim išvystyti, kadangi neturim nieko, nei gamyklų kažkokių labai rimtų, elektrinė ta pati uždaryta, neveikia. Pas mus, jeigu ir bendradarbiauti su kitom šalim, tai klestėti mes galim dėka žemės ūkio. Ir žemdirbiai, kadangi yra skriaudžiami šiai dienai, ir kas svarbiausia, kad žemdirbiai savo nurodymus, kas jiem yra nurodyta, atlieka, o kažkodėl mūsų valdžia pavėluoja pateikti dokumentus, ar tai dar kažką, ir žemdirbiai vis dėlto lieka kalti. Pats mitingas man atrodė labai silpnas, nors kad ir kaip be palaikyčiau ūkininkus, be ūkininkų mes niekaip nieko, bet toks jausmas, kad buvo labai prispausti ir kažkieno tai valdomi, labai jau gražiai. Aš drįstu pasakyti, kad mano akimis, aš mačiau, kaip vyksta toj pačioj Vokietijoje, kitur ūkininkai ir ne tik ūkininkai, šiaip protestai kai vyksta. Kai žmonės yra pikti dėl kažko, tai dėl valdžios veiksmų, tai nėra ko lyginti. Pas mus buvo ekskursija iš Žemaitijos į Vilnių traktoriais. Ekskursijos pabaigoje labai gražiai sunumeruotas kiekvienas ir sustatyti į milžinišką parodą. Aš dar taip, kad ir graudžiai, bet pasijokiau, sakau, Vilniaus meras sutaupė pinigėlių, žinai, padarė didžiulę įvairių traktorių parodą ir visiškai nemokamai, netgi iš tų pačių ūkininkų pinigų, jie patys atvažiavo iš savo pinigėlių. O miesto žmonėms tai labai įdomu, ten aš net nebejočiau, kad ten kokį 60% nėra matę iš vis gyvo traktoriaus šalia, ar ten prieiti, pamatyti, pasilyginti savo ūgį su padanga galų gale. Čia tarp kitko. Tai man atrodė taip kaip ekskursija ir ekskursijos pabaigoje žemės ūkio technikos paroda. Kaip Marijau, jums kaip ūkininkui atrodo visas šitas dalykas ir kaip manot, kodėl iš vis tai vyko ir ar bus pasiekta? Pažadų pilna, bet pažadai pas mus jau įprasta. Ir prieš rinkimus, ir prieš mitingus, ir po mitingų, ir galų gale šnipštas. Kaip galim pasitikėti tokia valdžia? Tai kokia jūsų mintis? Ar ūkininkam pakako to, kad pažadėjo ir jie išvažiavo ramiai, viskas čia jau bus gerai? Gerą dieną, mėly žiūrovai. Šiandien kalbėsim lietuviškai, kad ir Lietuva suprastų, ką žemaičiai tarpusavy rūkojasi. Mano vertinimas yra įdomus galbūt kitiems. Aš džiaugiuosi vis dėlto ūkininkų sąjungos veikla. Asmeniškai teko būti Raseinių ūkininkų sąjungos vadovu. Ir mes esam iš tikro tuo metu prieš 20-25 metus pasiekę labai daug. Tada dar būdavo atsiskaitimo trikdžiai už grūdus parduotus, už pieną, už mėsą. Reiškia, žemos supirkimo kainos, kadangi dalis įmonių buvo neprivatizuota ir jau kaip valstybė nešė atsakomybę už kainas. Ir teko turėti panašų mitingą, tik tais mastas buvo mažesnis pačiam Raseinių miestelyje, kur prie Žemaičio paminklo buvom pasikvietę žemės ūkio ministrą tuometinį Knašį ir žemės ūkio, reiškia, skyriaus ten visokie atstovai dalyvavo. Ir mes buvom padarę nedidelį Raseinių ūkininkų mitingėlį. Manau, kai kurie raseiniečiai žiūrės tą mitingą, dar ūkininkai atsimena. Galiu pasakyti, kad vis dėlto pagarba ūkininkų sąjungai. Pirmiausia, jie suorganizavo išvyką į Briuselį. Buvo nuotrauka įdėta, kada susitinka su
buvusių premjerų, dabartinių ten Briuselyje vienu iš funkcionierių, mano nuomonė, Kubiliumi. Ir Kubilius vis dėlto davė sutikimą, kad būtų beždžioniaujama Prancūzija, Vokietija, kitos šalis, kur žemdirbiai išvažiavo su traktoriais, irgi reikalaudami panašius dalykus. Ir vienas iš motyvų buvo, kad nepanaikintas būtų akcizas, beakcizinis kuras. Ir ūkininkai daugelį pasaulio šalių tą saistė su savo protestu. Lietuvoje, mano nuomonė, kad ten riboti to vadinamo žalio kuro naudojimą ūkininkams sugalvoja dabar dabartinė premjerė, tai yra tik tais eilinė nusikalstama veika, mano nuomonė, nes kiekvienam ūkininkui yra limituojamas žalias kuras. Ir kitose pasaulio šalyse, man teko būti Danijoje senokai, prieš 20 metų, ūkininkui, tarkim, Donatas ar aš ūkininkaujam, žalias kuras buvo be limitų. Limitai dizeliniam kurui pas mus Lietuvos Respublikoje yra, o Žemės ūkio technikos paroda, vadinkim kaip paroda, ir tas ten 1000 ir daugiau traktorių suvažiavusių, aš drąsiai pasakysiu, su savo MTZ 80 ar tai 40 traktoriais, tai ten būčiau tiesiog nežodžio prasme nušviltas. Ir klausimas, ar dar būčiau davažiavęs. Ir galiu pasakyti tik tiek, kad patvirtinti ir Donato mintį, kad vis dėlto Vilniečiai turėjote galimybę pamatyti, kiek žemės ūkyje yra investicijų. Žemės ūkio traktoriai tai tik tais nedidelė dalis, ketvirtadalis, gal trečdalis. Dar mes neužmirškim, kad yra žemės ūkio padargai ir kombainai. Ir visą tai beveik bankų. Bankų, ne bankų, reikalas tame, kad bankai jau dideliems ūkininkams noriau skolina ir mažesniam palūkanom, reiškia, o tie ūkininkai, kurie dalyvauja nacionalinio mokėjimo projektuose agentūros, jie gauna paramą, jauni ūkininkai 60% gauna, kaip sakyti, kompensaciją, o jau tokie kaip aš jau gaučiau tik tais galbūt 40-50%. Ir Žemės ūkio konsultavimo tarnybai ir kiti biurai, kurie rašo projektus, tokie stambus ūkininkai yra Dievo dovana, nes tie ūkininkai už projektų parašymą atseikėja taip pat 3, 5, 10 tūkstančių eurų ir dar plus sėkmės mokestis. Tada tie ūkininkai, kad įsigytų tuos traktorius, nemažai irgi pakloja pinigėlių. O šiaip tai yra ir blogybė tokia, kad tarp tų didesnių ūkininkų atsirado ir toks, vadinkim, aš drąsiai drįsiu pavadinti socialistinis lenktyniavimas, katras mandresnį traktorių nusipirks, katras mandresnį kokį kombainą nusipirks. Ir tie, kurie valdo jau daugiau virš 500 hektarų, tam 1000, jau rungtyniauja, kas kur pailsėjęs, kokioj Šrilankoje, jau Maljorka negerai, Turkija negerai, ten Egiptas, kitas gal ir Havajus palėkė. Tokios varžytuvės, aš esu girdėjęs, jau vyksta neoficialios. Ir tai yra, jau mano nuomonė smertina. Ir kada ateina ūkininkas, ten giriasi, o aš ten vieną ūkį ten nusipirkau dar ką nors. Nei vienas tas didelis ūkininkas nepasakė, kad sunaikino 1, 3, 4, 5 ten ūkį, kadangi jie įsigydami. Taip. Kadangi jie įsigydami tas žemės galvoja, kad jie vykdo žemės ūkio gamybą, tas galvojimas yra teisingas, tačiau jau atsiranda godulio toks požymis. Ir tą dalyką, manau, kad tarpukario metų ūkininkai nebūtų supratę. Ir tada aš galiu pasakyti, kad po Krupavičiaus reformos buvo priimtas sprendimas turėti ūkius nedaugiau kaip 60 hektarų. Jeigu geras ūkis, jau ten pavyzdinis iki 80 hektarų, o 120 ir 100 hektarų buvo jau tokie jau kaip ir mokslinius bandymus atliekantis ūkiai, leistina tokio dydžio turėti. Ir aš dabar manau, kad jeigu būtų iki 100 hektarų leista ūkio dydį turėti ūkininkams, Lietuvos kaimas nebūtų tiek nunykęs šiuo metu ir nebūtų uždarytos mokyklos, darželiai, nebūtų bėdos ir dėl darbo jėgos. Ir matytumėm netuščias sodybas arba jau sugriuvusias, o dar gyvastį palaikantį Lietuvos kaimą. Ir apsirūpinantį 100% visapusiškai maisto produktais.
O kas liečia ten pasisakymai, kad mes jums remiame, kad mes jums, reiškia, pritarėme, tai vat visus Vilniečius, klaipėdiečius, kauniečius, kurie ten miestelėnai esate ar miestiečiai, būkit geri, pradėkite nuo to pažado ir tikroviškai pirkti tik lietuviškus gaminius. Ir pamatysite, tas Lietuvos kaimas daugiau į protestus neišvažinės ir tas vartojimas irgi sukurs ir jums geras mokės darbo vietas. O šiaip tai vienas iš pagrindinių ūkininkų reikalavimų, aš dabar jau pratęsiu mintį, kodėl tas, vadinkim, protestas buvo organizuotas, kad reikia atsėti pievas, tai galiu drąsiai pasakyti, tai čia mūsų Žemės ūkio ministerijos ir buvusių ir dabartinės vyriausybės blogas darbas, išdavikiškas darbas prieš Lietuvos žemdirbius. Na, mačiau šitą vieną laidą, kuris ten gamtosaugininkas kalba, kad pievose kiek ten buvo paukščiukų, vabzdžiukų, kirmeliukų ir panašiai. Tačiau tas gamtosaugininkas nieko nepadarė, mano nuomonė, kad būtų ekologinių ūkių plėtra Lietuvoje. Šiandien dienai tas ekologinių ūkių plotas užima ten, jeigu smarkiai nesumeluosiu, apie 8 nuošimčius visos žemėnaudos. O šiuo metu jau mes turėjom turėti 25 nuošimčius. Puikiai suprantate, kad vartoti sveiką maistą, saugų maistą, mes prižiūrime teisingai savo kūną. Ir mano nuomonė, kad pridėtinės vertės mokestis ekologiškiams maisto produktams Lietuvoje turėtų būti nulinių pridėtinės vertės mokesčių tarifų. Sutinku. Ir ar tiesa, kad stambieji ūkininkai, dažniausiai stambieji ūkininkai nepalaiko, tiksliau gal, norėtų jie palaikyti, bet gal jiem nesigauna taip ekologiško ūkio. Ten daugiausiai trąšų, viso to tokio ne arkliuko mėšlų patręšta, o chemija. O smulkieji ūkininkai, jie dažniausiai parduoda ekologišką produktą. Ar tai tiesa? Iš dalies yra tiesa dėl to, kad smulkieji ūkininkai neturi finansinių resursų įsigyti. Stambieji ūkininkai gauna irgi nuolaidas įsigydami trąšas, techniką, chemikalus. Ir kitas dalykas, jie turi galimybę parduoti grūdus, gaudami avansų chemikalus ir trąšas. Kadangi verslo įmonės vis dėlto yra apsukrios ir sudaro sąlygas ūkininkams atsiskaityti pardavus derlių. Netgi tos pačios verslo įmonės yra ir eksportuotojos, ne tik importuotojos, reiškia, chemikalų, trąšų, bet ir eksportuotojos gatavos produkcijos. Grūdų. Ir čia jos išlošia 2 kartus. Reiškia, duoda avansų, reiškia, kad galėtų ūkininkas nusipirkti trąšų. Ir ūkininkams tas dalykas irgi tinka, dėl to, kad jie jau tada priversti stengtis panaudoti daugiau tos chemijos savo ūkininkavime ir gauti didesnį derlių. Davus didesnį derlių, gausi didesnės pajamas. Čia viskas yra suprantama. O pardavėjas, kuris tau davė trąšas, paskolino, kitaip sakant, jis parduodamas dar vis tiek užsideda antkainį. Be abejo. Tai jisai taip laimėjo teisingai 2 kartus. Na, yra tik tais buvusių irgi atvejų, kur žmonės bendraudami su Agro koncernu, ir aš šviesios atminties kelius ūkininkus pažįstu, kurie nesugebėjo tų reikalavimų įvykdyti ir savo noro išėjo iš šito pasaulio. Ir gana garbus ūkininkai. O tokia situacija. Na, o šiaip tai panieka didžiųjų ūkininkų, smulkius ūkininkus žiūrint iš aukšto, nes jau jie turi kuo pasigirti žemės ūkio techniką, padargais. Aš galiu drąsiai pasakyti, kad jūs sunaudojate ir tų smulkiųjų ūkininkų paramą. Ir čia nėra kuo didžiuoti. Reikalas tame, kad tas sąlygas sudarė ir nacionalinė mokėjimo agentūra. Ir netokia turėtų būti žemės ūkio politika. Vis dėlto atiduodu pagarbą tarpukario metams, kad ir mokytojas buvo lyg tai tas Krupavičiaus padaryta reforma, jos pasiekoje sugebėta naujakurystę išplėtoti. Ir kaimas buvo toks gyvybingas, kad kai kuriuose srityse tarpukario metais ir gyveno 2 400 000 gyventojų vienu epizodu. Ten buvome irgi aukštam lygyje ir žemės ūkio pasiekimuose Lietuva buvo garsi. Man teko prieš 30 metų kalbėti su švedu, kurio tėvas
norėjo patekti mokytis pas Lietuvos žemdirbius, tačiau nuvažiavo į Latviją, nes į Lietuvą švedų ūkininkų vaikui buvo sudėtinga patekti, stažuoti. Tai reiškia, parodė, kokio lygio buvo žemdirbystė tarpukario metais. Be abejo, šiuolaikinė technika, jos valdymas, elektroninių prietaisų susigaudimas yra jaunimo ir džiaugiuosi, kad dalis jaunimo važiavo į tą organizuotą, buvo pasirodymas, vis dėlto suorganizuoti ir su policija suderinti, iš tikrųjų ten nebuvo tokios sumaišties, policija irgi buvo įsitempusi. Netgi mačiau veidaknygėje, kad jau traktoriams judant namo šalia važiavo kariniai džipukai. Ta stebėsena, ką darys ūkininkai, ar neužblokuos kokį kelio, ar nereiks juos nutempti, tą nerimą turėjo, manau, ir Bilotaitė, ir Požėla, dėl to, kad ūkininkai praktiškai nieko nepasiekė. Tik pasivažinėjo ir jeigu būtų garbinga premjerė, jinai būtų iš karto pasakius, mes nuo rytojos atšaukėme, reiškia, ką buvom priėmę, kad tą žalio kūro vartojimo suvaržymus, atšaukėme dujų akcizą, o tarkim, kas liečia pievų, kreipėmės į tą Briuselį, dabar, šiandien, Navickai, važiuoji ir dirbi. Mano nuomonė, Navickas yra tik lėlė, kaip ir Simonas Gentvilas. Jei jokių ministro, kaip sakyti, netitinka standarto, reikalavimo, jau galbūt standartas ne mūsų žodis, jie net neturi išmanimo. Ir yra apmaudu, kad šita dabartinė vyriausybė, mano nuomonė, Lietuvos atkūrus vyriausybė, bus pati juodžiausia, daugiausiai žalos padariusi Lietuvos visam ūkiui, ne tik tai žemės ūkiui. Bet žiūrėkit, Mariau, išvažiavo ūkininkai namo su krūva pažadų, jokių realių įvykdytų veiksmų. Ir kaip jūs žiūrite tai, kad pačio mitingo, protesto reikalavimų metu buvo atsiribota nuo tam tikrų grupių, nuo opozicinės televizijos buvo atsiribota visiškai. Aš buvau nuvykęs, bet man nekilo ranka imti ir ilgai, ar ten filmuoti truputėlį, ten veidaknygiai parodžiau, kad yra tas mitingas, kad vyksta. Tikrai nebuvo daug žmonių, traktorių daugiau negu žmonių. Tai, žinokit, labai keista, kada opozicija, ta, kuri nemeluoja, kuri rodo jum tiesą, kurie tikrai yra verti pagarbos, aš taip manau, nėra taip, kaip mūsų sisteminė žiniasklaida rodo tai, ką jūs turit matyti ir tai, ką turit žinoti. Mes rodom tai, kas vyksta realiai ir kas vyksta iš tiesų. Ne tai, ką jums reikia, kad žinotume. Tai, ką turite žinoti. Tai kaip manot, Mariau, kodėl buvo ta tokia atskirtis padaryta ir buvo viešai jinai padaryta? Aš mačiau ir Orlauskas ir kiti kolegos, kurie tikrai visą laiką stengiasi parodyti tai, kas vyksta, išsakyti tiesą, parodyti tiesą, buvo atriboti nuo mitingo, nuo to, kad visi vieningai ateitų ir aš įsivaizduoju, kad mitingas būtų 10 kartų didesnis, jeigu nebūtų atsiribota nuo aktyvių Lietuvos žmonių. Atsakingai galiu, Donatai, pasakyti ir visiems žiūrintiems šią laidą, jie įvykdė užduotį. Netgi jau prie laužų, kada buvo pakurti ir man teko dalyvauti prie aukščiausios autostrados vietos, pas kolegas nuvažiavus į Šilalės pavietą, tarp kitko ir Jonas Gutauskas, vienas iš kaltininkų, esantis konservatorių partijos narys ir dabartinis Seimo narys, atėjo prie aukščiausios autostrados vieto laužo, pasisveikino su ūkininkais, viskas tvarkoja. Ir tada jau buvo siekiama atriboti žiniasklaidą, kuri iš tikrųjų, esi teisus, yra tautiška ir patriotiška. Ir šito nurodymo vykdymas, kas davė nurodymą? Dabartinė vyriausybė davė galbūt centralizuotą irgi iš Briuselio, kad lietuviškumas būtų sąlyginai ir ignoruojamas.
Mes nekalbėsim, kas buvo ten mama, ten, reiškia, Žalgirio arenoje, ten kokie pasityčiojimai, bet šičia irgi žmonėms buvo, mano nuomonė, jie tik tais vykdė nurodymus. Ir pagarba tam Hofmanui, Lietuvos žemės ūkio tarybos vadovui, jis vis dėlto įdirbį padarė, pasirodė, bet mes puikiai žinome, kai jis ėjo savo laiku su Valstiečių partijos sąrašu į Seimą, deklaruodamas vienas pajamas ir deklaruodamas, kiek mokesčių sumokėjo. Tai yra tokia situacija. Ir kitas dalykas, kad vis dėlto neišslysta iš kontrolės, reiškia visi renginiai. Mes puikiai, Donatai, žinom, kad buvo gegužės 15 ir tuomet teko man kalbėti Vingio parke ir pasakyti, kad turi atsistatyti tiek vyriausybė, tiek, reiškia, ir Seimas, nes jau matėsi, kad Lietuvoje bus padaryta didelė žala ir Lietuvoje kurstimas, tempimas į karo tokią ekonomiką ir stumimas Lietuvos visą valstybę į karą. O to neturi būti. Karą mes turėtumėm pamiršti ir sustabdyti šitą tokį, vadinkim, blogį. Ūkininkam vis dėlto pagarba, jie aukoja laiką, padarė savo ir tie, kurie važiavo, tai ir kurie vykote, man asmeniškai teko ne vieną mitingą ir organizuoti, ir dalyvauti, ir pasisakyti, mes pasiekdavom. Vis dėlto buvo teigiamo tokio lauko sukūrimas. O grįžus namo, susidūrus su tikrovė, manau, kad ūkininkai ne vienas, daugelis sulauks neeilinių nacionalinės mokėjimo agentūros patikrų, maisto veterinarinės, kas turi ūkius su gyvulininkystė, o galbūt ir aš atvažiuosiu ir papildomų paprašys dokumentų valstybinė mokesčių inspekcija, kiek tu ten susimokėjęs, jeigu tu ten suvažinėjai pirmyn atgal. Gamtosaugininkai, kokia darbo inspekcija. Valstybė taip pat turi tokį represinį aparatą išsaugojusi ir tada ūkininkas supras, aha, pavažinėjau, buvo smagu, o dabar čia nei iš šio, nei iš to patikra pas mane ūkyje. Vat ir tada, kuris galbūt ir pasisakė biškai aršiau, ar ten pokalbį nugirdo, koks eidamas pro šalį, šnipinėjantis pareigūnas ir parašė ataskaitą. Nes turėkime omeny, visas Gedimino prospektas yra filmuojamas. Ir su užkampiais, ir prieš vyriausybę, šalia vyriausybės ar šalia Seimo visos teritorijos yra stebimos ir visi tie ūkininkai dalyvavę protesto akcijoje, visi įvardintini ir jau papuolė kažkokį sąrašiuką, kuris yra ir saugomas liks ilgam. Galbūt nebent anūkai, reiškia, prieis prie tų dalykų ir pasidžiaugti. Aš, pavyzdžiui, džiaugiausi, kada gavau kopijas savo mamos bylos užvesto saugumo ir tada buvo nuteista, kokiu motyvu, reiškia, įtremti, paskiau paleidimo dokumentai. Vat yra vis tiek šeimos istorija. O kaip šeimos istorija į vienos ar kitos, reiškia, šeimos, tas bus svarbu. Ir smagu anūkams, vaikaičiams pavartyti. O šiaip tai iš tikrųjų, Donatai, tas atsiribojimas, aš jį smerkiu ir tiek Hofmanui, tiek Lietuvos žemės ūkio tarybai, pasakau atsakingai, jūs esat neteisus arba galbūt irgi biškai vaikiškai pasipūtę ir kai kurie asmenys, nes ne visi tokie esate, tiksliai žinau, bet už renginį iš tikrųjų dėkingas esu ir manau daugelis yra dėkingi. O miestiečiai pamatė, kiek investavo į žemės ūkį mūsų kaimo gyventojai ir ta paroda iš tikrųjų buvo šauni ir tas vaikas, kuris Ratlankyje įtilpo, reiškia, tam vaikui bus įspūdis ne ką mažesnis negu kažkokio irgi dabar Baltijos kelyje vaiko stovėjusio ir suaugusio dabar žmogaus. Jis tam atsimins tą epizodą. O šiaip tai linkiu sutarimo tarpusavį, visi žemdirbiai, ten ta priešprieša tarp Žemės ūkio rūmų ir tos Žemės ūkio tarybos yra niekinė specialiai sukurstyta. Manau, kad smulkus ūkininkas ir vidutinis ūkininkas irgi turi teisę gyvuoti Lietuvos valstybėje ir gauti tokias pajamas, kurios leistų jam išlaikyti šeimą, o nežiūrėti į vakarus ar ieškoti pažįstamų, kurie ten Norvegijoje, Ispanijoje ir Anglijoje dar gali juos įdarbinti. Jie turi gimtinėje likti ir jų vaikai nori pasilikti Lietuvoje ir dirbti. Ir paskutinis turbūt klausimas, kurį, neskanu, skaudu, bet reikia apkalbėti ir aptarti. Man labai įdomi nuomonė iš ūkininko pusės ir
kaip kiti ūkininkai gal girdėjot kalbą. Aš kai nuvažiavau ir pasižiūrėjau į sceną, aš maniau, kad ten Ukrainos ūkininkai protestuoja, bet atsisukau į žmonės, ten kur visi žmonės, ten jau vėliavos ir Žemaitijos, ir Suvalkijos, ir Lietuvos, ir susidarė tokia nuomonė, kad lietuviai susirinkę iš visos Lietuvos žmonės su savo vėliavom palaiko Ukrainos kažkokį tai mitingą. Kaip? Nes ant scenos kabėjo viena tik Ukrainos vėliava. Kodėl Lietuvos nebuvo? Tai kur mes? Aš palaikau ūkininkus, aš juos gerbiu ir visą kitą. Tai aš galvoju, kad tai yra nurodymai, kad jie galėtų ramiai kalbėti iš ten. Mano nuomonė tokia. Visi žinome, kad vėliava yra vėlių valia. Ir tie, kurie važiavo į renginį su vėliavomis, jie buvo pakylėti. O Donatai, jūs atsakėte, jie vykdė nurodymą, organizatoriai renginio vykdė nurodymą ir užkabino Ukrainos vėliavą. Ten turėjo būti Zikaro Vytis už jų nugaros, mano nuomonė. Ir tada sprendimas ir palaikymas mūsų. Vėliavoje yra vėlių valia, mūsų prabūdžiai būtų palaikę tą renginį ir būtų pasiekimas rimtas buvę. O šiaip tai tas aklas nurodymų vykdymas dėl posto, dėl ten išvykos į Briuselį, ar ten lengvatinio kredito, ar geresnio traktoriaus, tas yra neišvengiama ir, vadinkim, kažkada tai vadinosi lobizmas, tas žodis yra nemūsiškas, bet jau įsijungia klastos ir godumo veiksniai ir pataikavimo veiksniai. Mes šitoj būsenoje dabar Lietuvoje esame dėl to, kad mus valdo ir pataikūnai. Ir šituo atveju ateityje neturėtų būti. Lietuvoje visada gyveno garbingi žmonės, besilaiką žodžio. Ir dabar, ką pasakė Navickas, turi įvykdyti ministrė. Koks ten, ministrų gal ir sudėtinga jūs vadinti. Arba premjerė jau turėjo būti atšaukti akcizai dujoms, atšauktas įstatymas dėl ribojimo to žalio kuro naudojimo ir kad 400 000 hektarų pievų lieka. O ekologiniai žemdirbystėje plėtoti susėdam ekologiniai ūkininkai ir žiūrime, kad kitais metais 10, 20, 50 tūkstančių hektarų ir tada kas ateis į sekančius Seimo rinkimus ir drąsiai pasakys, jau čia politika užsiminėjo, kad Lietuvoje ekologinių maisto produktų pridėtinės vertės mokestis nulinis tarifas, už tą žmogų ir balsus. Ačiū, Mariau, už apsilankymą pas mus. Ačiū iš po šitų visų svarbių įvykių. Turbūt žmonėms bus įdomu sužinoti ir ūkininko, smulkaus ūkininko požiūrį į visą tai, kas vyko ir įvyko. Ūkininkams noriu palinkėti ryžtingumo, sveikatos, gero derliaus ir sekantį kartą, kovojant su mūsų dabartinė valdžia, kuri skriaudžia jūs, tuo pačiu ir mus, kadangi jeigu jūs turit kelti kainas, automatiškai ir mes turim pirkti brangesniem kainom. Ir linkiu išsikovoti tai, kas jums reikalinga, kad jūs galėtumėt drąsiai mus išmaitinti. Ir mitinguose būti ryžtingesniem, mažiau jų klausyti ir mažiau priimti jų pažadus, o išvažiuoti tik tada, kada jie įvykdo savo pažadus, o ne tik pažadą. Gražios likusios dienos, iki sekančių, žiūrėkit ir prenumeruokit TV eterį. Sėkmės mums visiems ir žiūrime TV eterį. Iki. Mes dirbame jums. Ačiū, kad remiate ir prenumeruojate TV eteris YouTube kanalą. Prenumerata nieko nekainuoja.